Projekto choreografai yra tarsi pilkieji kardinolai, be kurių negimtų šokis. Dalyviams jų nuomonė neretai tampa svarbesnė, net už komisijos įsakytų žodžius. O po kartu praleisto pusmečio vieni kitus jie drąsiai vadina draugais. Susipažinkite su choreografų trijule, iš kurių bene ryškiausias sportinių šokių treneris Kęstutis Andrijevskis. Kęstutis yra nerealus, labai charizmatiškas, temperamentingas ir labai gražiai besirengiantis vyras. O vat Kęstutis sugeba taip padaryti, kad ateik ir va tas jo... Viskas atrodo tirpsi, viskas aišku, viskas gerai. Temperamentu nenusileidžia ir gatvės šokių profesionalas Mantas Virskys. Kai kuriems dalyviams sunku buvo priprasti prie jo savybės rėžti tiesą į akis. Jo, buvo man viena, kad irgi. Ką čia kaip višta užšokai? Bet po to pamačiau, kad jisai toks žmogus kaip mato, taip ir sako, tai jau geriau, tegu sako choreografas kaip mato, negu kad po to milijonas žiūrovų užpils vištom plunksnom ir gaidžiais. Kaip galima man tai apibūdinti? Nu, fainas. Jisai toks savas, eina nupirkt pavalgyti. Ką nors valgysit? Valgysim. Labai draugiškas, labai profesionalus. Atsvara šiam audringam choreografų duetui santūrusis Ronaldas Kirvelis. Ronaldas va, toks tikras pedagogas, kuris labai aiškiai atrodo, sustoju į porą su juo ir kažkokia tokia ramybė atsiranda ir kažkaip tuo momentu viskas labai paaiškėja, labai tiksliai paaiškina. Toks tikrai kaip pirmokui viską, jau taip smulkiai, jau tiek jau cemceliamce, jau taip jau su manimi, jau taip jau gražiai, kad tikrai Ronaldui norėčiau labai stipriai padėkoti už tai, nes tikrai reikia kantrybės su manim. Nors visi trys skirtingi, tačiau užkulisiuose kartu išgyvena kiekvieną šokėjų nesėkmę ir švenčia triumfą.